paskutinis klausimas, kalbančiojo buvo. Kokia jėga sutvarkys? Tie patys žmonės jėga. Dabar parodykit jėgą, ateikit į referendumą, prabalsuoti ir bus jėga. Jau taip yra dabar. Ja. Ir tai jėga ne tik tai, kad viena šita iniciatyvinė grupė. Tų grupių iniciatyvinių aš ne apie grupę kalbu. Aš tik tai sakau, kad čia ne kažkam deleguotos teisės. Visiems piliečiams tai deleguotos teisės. Aš kalbu apie visus rinkėjus. Taip. Apie visus rinkėjus ateikite ir bus ta jėga. Neteisite, reikės tos jėgos palaukti. Ir kai dauguma galvoja, kad čia prezidentė viena atėjusi padarys be žmonių, tai neturi 7% ar kiek. Jie labiausia to ir bijo. O kaip jūs, Karoli, galvojate, ar čia pažeidimas ar nepažeidimas, sakyt, boikotuoti rinkimus? Kaip čia jūs traktuotumėte? Žinote, aš nenoriu... Kaip jūs galvojate nuomonę? Nenoriu aš apie tokius pažeidimus, aš nenoriu iš vis tokius dalykus kreipdėmėsi. Yra paprastesnis dalykas. Tokių dalykų nereikia. Aš paskui, jeigu bus laiko, aš pasakysiu, dėl ko aš čia taip kalbu. Iš vis, su tokiuose dalykuose jausmų, emocijų neturi būti. Tai yra pilietinė pareiga. Tai yra dalykiniai klausimai ir juos reikia spręsti dalykiškai. Reikia paprasčiausiai... Aš atsiprašau jūsų visi, Karoli, numatot. Palauk, Karoli. Reikia paprasčiausiai, jeigu yra rinkimai, Lietuvos rinkimai, taip. Reikia tuose rinkimuose dalyvauti. Tai yra pats paprasčiausias dalykas. Reikia prie tų dalykų įprasti. Tai yra dalyvavimas valstybės valdyme. Ir jokio kito kelio čia nėra. Čia nereikia tų emocijų. Padarė tą tarybai, kodėl jie taip kalba? Todėl, kad jie gavo balsų. Europos parlamentą jie skaičiuoja, kad gavo tų balsų daugiausiai. Ir jie skaito, kad jie vėl čia turi tautos mandatą. Čia yra priežastis. Normalūs rinkimai. Normalūs rinkimai, čia yra stebėtojai. Ir aš manęs asmeniškai tai visiškai nebaugina, kadangi ir tarp tų partijų atstovų, kurios, aišku, jų yra vienintelis tikslas, kad neįvyktų tas referendumas, bet vis tiek ten yra žmonių, normalių, ir kurie yra pilietiški, ir kurie patriotai Lietuvos yra, ir jie, nesvarbu, kad jie priklauso vienai ar kitai partijai, vis tiek yra žmonės suinteresuoti, kad vyktų skaidrus rinkimai, skaidrus referendumas, ir aš tikiuosi, kad viskas vyks normaliai.